Kalbėsime su Ikonos redaktorė Agnė Jagelavičiūtė. Sveika, Agnė. Sveika. Tu esi be galo veiklus žmogus, toks 100%, bet visom prasmėm. Kaip tu viską spėjai? Žinai, kaip tam filme, kaip ji viską spėja? Mane gelbėjo disciplina ir kito kelio nelabai įsivaizduoju. Kuo daugiau, yra toks pasakymas, kad kuo daugiau darbų, tuo tu daugiau padarai, bet tai yra tiesa. Jeigu tu dabar kažko nepadarysi, tai tu paskui nebeturėsi tam laiko ir dėl to tiesiog prisiverti, nes esu lygiai toks pat žmogus kaip ir visi, ir silpnumo momentai apima ir tiesiog galvoju, kaip čia viską perstumdyti, kad kažko nereikėtų daryti ir taip toliau. Turiu tokį pasakymą, kitaip nebus. Jis padeda man labai stipriai gyventi. Turiu omeny, kad kada yra labai blogai ar kada yra kažkas nepakeičiama, aš savo sakau, viskas, kitaip nebus. Tada susitaikau ir kreipiu gyvenimą tą vagą, kuria dabar eis jisai. Ir todėl, aišku, norėčiau, kad gyvenimas nepakištų kažkokių labai didelių išbandymų. Bet net jeigu ir tai būtų, vis tiek ieškotume kitų kelių. Klausyk, nuo jautrių dalykų pereikim prie praktiškų tokių. Kaip atrodo tavo spinta? Mano spinta nėra tokia, kaip kad statistinės fashionistos ar ten vakarėlių liūtės. Aš drabužius dėviu labai ilgai, po 10 metų Zaros, kokį drabužį ten, tarkim, noriu pasakyti, pabrėžiau šitą brandą, tiesiog, kad gana greitai susidėvi tie drabužiai. Man jie laiko tiek. Aš esu pedantiška, juos prižiūriu, aš neskalbiu drabužių, juos valau. Neturiu to malonumo pirkti drabužius. Turiu omeny, kad vakarėliam dizaineriai man duoda drabužius, juos pasilikti nėra prasmės, todėl kad tu vis tiek jų negalėsi dėvėti antrą kartą. Yra kažkokių vakarinių suknelių, kurios yra tiek išfotografuotos ir įsimintinos, o yra man padovanotos ir jos vis tiek liūdi spintoje. Aš turiu atskirą kambarį, kuris skirtas tik tai spintai ir kadangi aš dabar aš kraustusi kitą butą, kuriame dvigubai didesnis kambarys bus skirtas tik tai spintai ir mano svajonė yra padaryti tą įeinamą spintą, kaip sakant, tą tokį kambarį, bet walk-in closet bet čia svajonė tokia, pažiūrėsime, ar jinai bus įgyvendinta. Aš turiu visas tas mergatiškas svajonės. Aš noriu išrikiuoti tos batelius prie sienos, kaip rodo Kardashianų namuose. Aha, dėl to, ne? Tai aš norėčiau, bet ne, aš to dar neturiu. Būk gera dar pabaigai kaip tik apie kūrybą savo, nes visiems atrodo, kad, galbūt žmonės, kurie daug nesigilina, kaip ir tu pati pastebėjai, tai stilistė, ne, tavo veikla, ten galbūt dabar tu esi redaktorė, ar ne, žurnalo ir portalo, bet ką tu dar tapai? Visos tos, ne, tikrai netapau. Tikrai netapau. Aš save pilnai kūrybiškai realizuoju per tos projektus, kuriuos darau ir galiu pasakyti, kad nei ką nemažesnė saviraiška yra daryti drabužių derinį. Aš turbūt meluočiau, jeigu sakyčiau, kad aš labai dirbu kažkieno stilistę, nes aš tikrai to darbo nebedirbu, nes tam laiko tikrai nebėra. Tie projektai, kuriuos mes darome su Ikona, yra be galo kūrybingi, juos yra daug tikros, grinos, pure kūrybos. Paskutinis klausimas. Tau ne per maža Lietuva? Ne. Aš galiu pasakyti, kad jinai man ne per maža. Aš noriu pasakyti, kad manęs niekada nejaudino tas dalykas, kad jūsų nežino Latvijai, mėgstamas tas komentaras. Aš neturiu jokio poreikio būti žinoma Latvijai, aš neturiu jokių ambicijų tarptautinių ir aš jau žinau, kad niekada ne tik, kad neturėjau, aš net nemanau, kad kada nors jų atsiras. Aš iš viso gal keistai nuskambės, bet aš iš viso nebeturiu jokių žinomumo ambicijų. Jeigu būtų galimybė šiandieną iš viso pasitraukti iš viešojo gyvenimo, aš greičiausiai tai jau padaryčiau. Aš jau aiškiai matau savo darbus visai kitose sferose. Tose pačiose sferose, bet ne tose pačiose pozicijose. Turiu omeny, kad iš šlovės aš jau išaugau. Aš galvoju, kad turbūt svarbiausias dalykas gyvenime nedramatizuoti, jeigu truputį nesigavo taip, kaip tu pasakėjai ar suplanavai. Nes gyvenimas pilnas netikėtumų. Nereikia dramos karalienė. Ačiū tau, Agne.